Dėkui, ponas pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegams už puikų 5 metų bendradarbiavimą, bet pasakyti, kad dar sekančiai kadencijai lieka neįspręsti klausimai. Visų pirma, šioje direktyvoje nėra įspręstas klausimas, kaip vertinti bankų veiklą. Rizikos paremtas vertinimas nepasiteisino. Ir mums tikriausiai reikia pagalvoti apie kitokį vertinimą, galbūt paremtą so-called performance-based approach. Kitas dalykas, mes taip ir neatsakėme klausimą, kas mokės, kokios šalies mokesčių mokėtojai rizikuos savo pinigais, jeigu problemų turės didelė europinė grupė. Kol šitas klausimas nėra atsakytas, ar tai bus daroma sudarant specialų fondą europiniam lygyje, ar bus kažkaip susidedama įvairių šalių į tą bendrą fondą, mes negalime pasakyti, kad turime tvirtą ir gerai paruoštą finansų sektoriaus reguliavimą. Dėkui, ponas pirmininkė. Dėkui, ponui Makryvi.